Gerbėmieji žmonės, labai trumpai noriu pristatyti visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Sakykit, prašau, per 30 metų ar yra kas nors skaitę popieriniam variante visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Tai kompiuterinė, bet reikalas tas, kad mes radom, aš atstovauju, tiesą, iš tikrųjų norėjau padėkoti Nendrijai, kuri per video pakvietė, sako, ten visokius kviečiam, iš tų visoks, žodžiu, paskiau Vidmantui, žodžiu, ir šeimininkai sodybos. Aš jau čia kelintą kartą esu. Reikalas tas, kad 92 metų konstitucija, tai yra kolektyvinė sutartis, kurią mes visi pasirašėm pase ir tapatybės kortelėje. Konstitucija viskas tvarkoja. Tačiau taip gavosi, kad šnekam susigrąžinti valstybę. Mes turime asmenį susigrąžinti. Aš noriu perteikti tą mintį, kad tas asmuo priklauso muzikantui, kompozitoriui, profesoriui. Mes visi. Tiesiog taip jau nutiko. Konstitucijai parašyta 21 straipsnėje, kad žmogaus asmuo yra neliečiamas. O, čia geriau. Mėlyje, noriu pasakyti labai svarbų dalyką, ką atradom. Ministerijos tas asmo. O tą ministeriją, sakykime, sukūrė kompozitorius Dedelis. Žinom. Ir mes visi, kaip jeigu laikom save asmenimis, mes priklausom absoliučiai jam per ministeriją. Ir gaunasi, kad norint susigrąžinti suverenumą, nes konstitucijos ten preambulėje tai rašo, kad suverenitetas priklauso tautai. Tai ta tauta turi susidaryti iš suverenų. Suverenas reiškia pats savo pakankamas, tai yra žmogus. Ir girdėjau čia daug kartų buvo šnekėta, kad žmogus, asmuo. Tai dabar visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Čia yra įdėta. Žodžiu, mes ją išleidom oficialiai Martyno Mažvydo bibliotekui su visais kodais, privalomi egzemplioriai. Tai yra pirma versija, kuri pasirodė rašytiniai formai per 30 metų. Nebuvo išleista ne viena. Nors daug kas išneka politikai, kad sako, ten žmogaus teisės. Yra paprastas dalykas, 30 straipsniukų ir 30 straipsnis atskiria žmogų nuo asmenų. Tai yra draudžiama valstybėms, asmenų grupėms. Asmenų grupė tai reiškia juridiniai asmenys. Tai ir Lietuva taip pat juridinis asmuo. Ir pavieniams asmenims pažeidinėti žmogaus laisvės ir teisės. Tačiau, jeigu mes nežinom, kaip žmogaus savo laisvių ir teisių, viskas, mes esam kompozitoriaus Dedelio asmenys. Ir čia nieko nepadarysi. Tai aš tiesiog kviečiu, kiek yra šitų knygelių retai, tai aš savo patirties galiu pasakyti, bet kada žinosime savo laisvės ir teisės, viskas orė tiesiog, orės ten bus susivienyta, nes tas asmuo, jis turi priklausyti kaip automobilio raktelis kiekvienam. Ateinam į, pavyzdžiui, pas notarą, sako, parodyk asmens tapatybės kortelę. O tas asmuo, jis yra Dedelio kompozitoriaus, o ne mano. Suprantat? Ir mes radom mechanizmą, kaip padaryti, kad tas asmuo būtų mano žmogaus. Ir tada atitiks visą konstituciją, kad suverenitetas priklauso tautai. Tada tu būsi suverenas, tu žmogus. Ir jeigu Dievas yra pas mane širdyje suverenas, visato savininkas, aš taip pat suverenas. Tai, mėlyje, viskas, knygelės ten. Ačiū. Muzikinė pertraukėlė, dabar kadangi žmonės jau prašyčiau pertrauką padarom, po pusės valandos iki pranešimo. O per tą laiką prašomėje ir patyrė čia, kurie nusimanta po žmonės.
Nieko nėra geresnio, kaip keliaut kartu. Eiti per pasaulį mums visiems smagu. Mums nebaisus nuotoliai pavojai. Su draugais išsiruošėm kelionę. Su draugais išsiruošėm kelionę. Savo pašaukimo nepamiršim. Juoką džiaugsmą su visais dalinsim. Rūmų auksas turtai nevilioja. Mums brangesnė nuostabi kelionė. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Нам любые дороги, дороги, нам любые дороги, дороги. Наш ковер — цветочная поляна, наши стены — сосны, великаны, наша крыша — небо голубое. Наше счастье — жить такой судьбою. Мы свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят ночные полеты. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Gerbėmieji žmonės, labai trumpai noriu pristatyti visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Sakykit, prašau, per 30 metų ar kas nors skaitė popieriniam variante visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Tai kompiuterinė, bet reikalas tas, kad mes radom. Aš atstovauju, tiesa, iš tikrųjų norėjau padėkoti Nendrijai, kuri per video pakvietė, sako, ten visokius kviečiam. Iš šitų visokius, žodžiu, paskiau Vidmantai, žodžiu, ir šeimininkai sodybos. Aš jau čia kelintą kartą esu. Reikalas tas, kad 92 metų konstitucija, tai yra kolektyvinė sutartis, kurią mes visi pasirašėm pase ir tapatybės kortelėje. Konstitucija viskas tvarkoja. Tačiau taip gavosi, kad šnekam susigrąžinti valstybę. Mes turime asmenį susigrąžinti. Aš noriu perteikti tą mintį, kad tas asmo priklauso muzikantui, kompozitoriui, profesoriui. Mes visi. Tiesiog taip jau nutiko. Konstitucijai parašyta 21 straipsnėje, kad žmogaus asmuo yra neliečiamas.
Čia geriau. Mėlyje, noriu pasakyti labai svarbų dalyką, ką atradom ministerijos tas asmo. O tą ministeriją, sakykime, sukūrė kompozitorius Dedelis. Žinom. Ir mes visi, kaip jeigu laikom save asmenimis, mes priklausom absoliučiai jam per ministeriją. Ir gaunasi, kad norim susigrąžinti suverenumą, nes konstitucijos ten preambulėje tai rašo, kad suverenitetas priklauso tautai. Tai ta tauta turi susidaryti iš suverenų. Suverenas reiškia pats savo pakankamas, tai yra žmogus. Ir girdėjau, čia daug kartų buvo šnekėta, kad žmogus, asmuo. Tai dabar visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Čia yra įdėta. Žodžiu, mes ją išleidom oficialiai Martyno Mažvydo bibliotekui su visais kodais, privalomi egzemplioriai. Tai yra pirma versija, kuri pasirodė rašytiniai formai per 30 metų. Nebuvo išleista ne viena. Nors daug kas išneka politikai, kad sako, ten žmogaus teisės, yra paprastas dalykas. 30 straipsniukų ir 30 straipsnis atskiria žmogų nuo asmenų. Tai yra draudžiama valstybėms, asmenų grupėms. Asmenų grupė tai reiškia juridiniai asmenys. Tai ir Lietuva taip pat juridinis asmuo. Ir pavieniams asmenims pažeidinėti žmogaus laisvės ir teisės. Tačiau, jeigu mes nežinom, kaip žmogaus savo laisvių ir teisių, viskas, mes esam kompozitoriaus Dedelio asmenys. Ir čia nieko nepadarysi. Tai aš tiesiog kviečiu, kiek yra šitų knygelių retai, tai aš savo patirties galiu pasakyti, bet kada žinosime savo laisvės ir teisės, viskas ore tiesiog, ore bus susivienyta, nes tas asmuo, jis turi priklausyti kaip automobilio raktelis kiekvienam. Ateinam į, pavyzdžiui, pas notarą, sako, parodyk asmens tapatybės kortelę. O tas asmuo, jis yra Dedelio kompozitoriaus, o ne mano. Suprantat? Ir mes radom mechanizmą, kaip padaryti, kad tas asmuo būtų mano žmogaus. Ir tada atitiks visą konstituciją, kad suverenitetas priklauso tautai. Tada tu būsi suverenas, tu žmogus. Ir jeigu Dievas yra pas mane širdyje suverenas, visada savininkas, aš taip pat suverenas. Tai, mėlyjeji, viskas, knygelės ten. Ačiū. Muzikinė pertraukėlė, dabar kadangi žmonės dabar išeičiau pertrauką padarom, po pusės valandos sutikim pranešimą. O per tą laiką prašomėjo ir patyrė čia Išlestu